Negaliu patikėti. Nelaukėt? Svečiai iš Vilniaus. Labą dieną. Labą dieną, labai malonu ir įdomu. Sveiki. Labą dieną. Labas. Nu ką, atvažiavom tikrinti spintos. Norėčiau pradėti nuo šito komplekto. Šitas toks vasarinis variantas, eiti į darbą, į kokią susitikimą. Aksesuarai tai auksas. Va šitą tokia grandinėlė didelė. Ir toks bus klasikinis variantas, man atrodo. O batai? Ir va šitie tokie bateliai. Nu, aš neturiu tam tikrų stilių, tikrai. Aš galiu atrodyti ir kaip office lady, kaip sportininkė, ir kaip mergaitė, eiti į kokią darbą arba į susirinkimą. Čia kaklaraštis, bet iškart ant kaklo. Va čia. Na, kol kas tai matom labai vienodai. Vat šitas mano komplektas. Čia rankinukas. Džinsai, švarkelis. Labai gražus, labai elegantiškas. Čia nugara tokia visa seksuali. Taip, ir taip jie gali va taip padaryti ir labai gražiai. Taip, labai viliuojantis vasaros sezono variantas. Labai man patinka, kaip labai karšta. Irgi džinsus tokius gražius, visokios su gėlytėms, su viskom. Čia nereikia jokio diržo, todėl kad man labai patinka šitą juostą. Taip, šitą detalę. Taip, čia virvutės, čia ant nugaras, va taip, kaip ir va taip, kaip tu. Ant šitą rankinę, o jeigu eiti į diskoteką, tai geriau va šitą rankinę. Čia va toks kryžiukas, bus labai gražus su šitų liminuku. Ir laikrodis. Čia rankovės atskirai yra. Ir tokia suknelė, aptempta tokia suknelė, labai graži. Pagrindinis pliusas, kurį aš matau pas šitą moterį, tai yra tai, kad jinai gerina laikrodžius. Dėl pačio įvaizdžio, sakyčiau, kad man jisai atrodo per daug vienodas. Čia galit dukrai atiduoti tą rankinuką. Dėl šito komplekto, tai man atrodo, kad jis yra tikrai labai ryškus. Vėlgi, jeigu jį dėtis vasara, palanga, jūra, saulė, pliažas, tarkim, pliažinis vakarėlis kažkoks, yra variantas. Šiaip tikrai patarčiau nenešioti mieste, jokių būdų, dėl to, kad atrodys pakankamai vulgariai. Čia labai patiko. Tarkim, dėl spalvinės gamos galima šnekėti, bet iš principo, pavyzdžiui, šitą palaidinę. Jinai yra labai seksuali, bet kartu labai uždara, rafinuota, bet apsisukat nugarą ir visų vyrų žvilgsnis susmigs ten, kur reikia. Dėl šito komplekto, tai iš principo čia yra juoda balta, yra klasika, tai yra jo darbinis variantas. Aš gal kiek abejočiau dėl kaklaraiščio, bet iš principo čia yra jau jūsų įvaizdžio detalė. Atsisakom visų gipiūrų, pėdkelnių, kalvotkių, kažkokių ten tų įmaučių. Visas tas daiktas, pripažinkim, atrodo kaip pas striptizo šokėja. Net neištraukim, bet aš jau mačiau šitą gargarą visą. Čia irgi prie šitų pėdkelnių nuvešiu į striptizo klubą. Tai va, buvo labai malonu. Man irgi. Aš atgal galiu. Prašom.